Ką jūs šiandien nori daryti? O prisimenat, kai mes ėjom į Paryžių ir pamatėm Eifelio bokštą? Jo, tai mes turėjom super galės. Jo. Jo, Rynai, tada buvai labai stiprus. Bet Eifelio bokštas buvo toks sunkus, kad galės išmušė. Jo. Jop, vieną kartą aš buvau Italijoje ir Amerikoje, tuose šalise. Jo, o aš buvau Thailand. Jo, aš buvau tik Paryžiui. Jo. Pala, guys, jūs nenorit kažkur kitur nuskristi? Makaronė, mes jau šnekėjome tai. Mums 11, mes vaikai, mes negalim vieni važiuoti lėktuvu. Mes praeitą kartą kažkaip išvažiavom su lėktuvu, bet tu melavai ir pasakei, kad lėktuve yra kažkoks tavo tėvas tualete ir tave praleido, bet jie niekada nežinojo, kad tu melavai. Tai mes galim ir taip padaryti ir vėl. Jo, bet aš nenoriu būti arrested. Jie mus pastebės. Mes sakysim, visa mūsų šeima išėjo. Vienoje vietoje yra 3 vietos. Ir kitoje vietoje yra dar 3 vietos, tai mūsų tėvai ten sėdės. Tai sako, mes šeima didelė. Ką? That's the point. Tiesiog cheatinkime ir kažkur skriskime. Gerai, eina atsinešti telefoną ir gauti ticket. Sakysiu, kad tėvai kažkokie 3-6 vietos. Gerai, makaronė, nupirkau tickets, bet aš dar sugalvojau, kai mes praeitą kartą bandėm įeiti į airport, į kažkokį Paryžių, nežinau, tai mes neturėjom tėvų ir mes turėjom duoti pinigus, sakė, kad tėvai ir vėl ėjo į tualetą. Mes turim eiti į kitą airport, nes jie mus pamatys ir vėl. Aš praeitą kartą ėjom į Klaipėdos airport, bet arčiausiai yra tai kažkokios cukrininkų airport. Tai galim tam. Gerai, tą nupirksiu. Ja. Gerai, nupirkau. Tik reikės tėvų. Jo. Mes galėsim padaryti kažkokius netikrus tėvus ir galėsim padėti prie seats. Kaip sakai. Jo, mums reikės netikrų žmonių. Padarykim juos. Jo, tik pirma, mums reikia pinigų. Tai reikia baby pinigų? Fladžetas kešėsi. Makaronai, ką tu darai, kad tiek daug pinigų gavai? Tu striperis? Wow, aš ne mergaitė. Ne, aš tiesiog suradau pinigus kažkur spintelėse. Wow, čia gyvena labai daug žmonių namuose. Jie nepastebės, kad dingo pinigai. Ir jie visus blamins. Aš skaičiau ten Vilniaus nelieskite pinigai buvo parašyta. Vilniau, nors gražinsim. Jo, aš tik paėmiau visus pinigus tau parodyti. Mums reikės 100 eurų. Wow, iš kur jis gavo tuos pinigus? Pala, aš mačiau, ten labai ilgai tie pinigai buvo. Turbūt jis pamiršo. Pala, paimkim visus pinigus, nes jis pamiršo. Gal jis padarė repą, kad gautų pinigus. Tada gali mums duoti. Jop. Gerai, don't muck around. Gerai, mes turim kažkaip nuvažiuoti ten. Jo, mums reikia cukrininkus kažkaip į airport. Į mane nežiūrėkit. Guys, ar tai nesisėja, kodėl jūs mane verčiat skristi? Tai slavery. Ką? Žiūrėk, gintarai, mums 11, tai mes negalim nuskristi. Jo, slavery. Ką? Laikykimės, mes kažkiek valandų skrisim. Ką? Slavery. Galiu atskridom. Jau 2 valandos skridom. Bet tu greitas, gintarai. Jo, kai pradėjau skristi pirmą kartą, aš labai daug sporto ėjau. Ir aš neturiu prakaito ant savęs. Bet pavargau kažkodėl. Tai jau Rynai, mes čia, ne? Taip jau sakiau, man. Einam, kur tavo pinigai 100 eurų? Aš turiu, bet einam. Vaikai, ką jūs čia darote? Labadiena, ponia, mūsų tėvai išėjo į tualetą. Tai mes turim jums mokėti, ne? Ką jūsų tėvai į tualetę? Gerai, jums duosiu tickets, tai kur pinigai? Mano tėvai sakė ir jų tėvai, kad duot šitą už 100 eurų.
Galiau pavogtos pinigus. Tik 50 eurų kainuoja. Jo, čia visi pinigai. Jūs galite įeiti. Kaip lengva. Gerai, einam, guys. Gerai, guys, mes tuoj skrisim. Jo, čia kieta, žiūrėsiu per langą. Nu, guys, tai ten yra vietos laisvos, nes sakėm, kad 3 kažkoks mūsų tėvai turėtų būti, bet mes neturim tėvų atsinešę. Jo, tai unresponsible. Mums 11, guys. Tai kas? Aš žiūrėsiu per langą. Jo, tai tuoj skrisim. Tuoj skrisim. 1, 2, 3. Guys, mes skraidom. Aš noriu žiūrėti per langą. Ir aš. Na, tai kieta. Pala, Orinai, kur mus sendinai į kokią šalį? Pala. Galėsim į Australiją skristi. O ne, ar aš Egiptą paspaudžiau? Na, Aurinai, tai ką padarai? Makaronai, aš jau padariau šalį. Fuck. Kas nutiko? Mes į Egiptą. Ką? Ne, guys, kai mes grįšim. Ir ten yra airports. Jo, jie tik pastatė airports. Ten yra labai daug tų. O ne, bet kiek užtruks ten nuskristi? Nežinau, labai daug valandų. God damn it. Paskambinsiu tėvam pasakyti, kad aš išėjau. Ne, nepasakyk. Gerai. Būkim čia valandą. Waiter, aš noriu vandens. Prašau, passengers išeiti. Mes jau esam į destination. Mes čia, guys? Jo, išeikim. Na, guys, jau išeina airplane. Pala, o kur tavo telefonas, Aurinai? Fuck, damn it, ne ir vėl. Aš jį palikau ant lėktuvo. Kai mes grįšim namo. O ne, nors graži statula ten. Ten ne statula, ten piramidė. Jo oranžinė. Prieinu prie jos. Jau buvom prie Paryžiaus bokšto, einu prie ten. Wow, tokia didelė. Grįžti pas draugus. Tai pasižiūrėjai? Jo, bet mes numirsim čia, mes neturim vandens. Ne!